Šiandien svečiuojamės Švenčionių rajone esančioje Reškutėnų bibliotekoje ir su kolegė Dangira Lisauskienė norime pakalbinti Viktoriją Lapėnienę. Tai Viktorija Lapėnienė, trumpai pristatysiu, tai pedagogė, Reškutėnų mokyklos direktorė, muziejininkė, rašytoja. Na, daugiau pati turbūt papasakosit. Tai trumpai tada tiek ir, kiek žinau, gimėte Anykščiuose, ne? Ar Švenčionėliuose, gimėte Švenčionėliuose? Pušų gatvėje. Ir dabar tas namas stovi. Va. Tai aš kiekvieną vasarą noriu pabūti tam name, kuriame aš gimiau. Matot, labai įdomu, mama labai mylėjo, labai gera buvo, bet tėtis nemėgo mergaičių. Tai reiškia, buvo 3 broliai, sesuo, o aš 5. Tai, kaip čia pasakius, jam atrodė, kad mergaitės, čia tik tai našta šeimai. Kad tik berniukai ir dirba, ir uždirba, ir viską daro, ką reikia daryti. Tai man labai skriauda visą laiką dėl tėčio, nors aš netekau tėčio, kai buvau tik 5 metų, mažutė. Kadangi buvau paskutinė iš tų vaikų. Ką padarysi? Gyvenimas toks jau yra. Tai paskiau lankiau darželį Švenčionėliuose. Jau gal nuo 3 metukų priimdavo. O tada ėjau į mokyklą, baigiau Švenčionėlių mokyklas, o paskiau matematikos mokytojas, toks Gurskis Vytautas, man liepė būtinai studijuoti, bet studijuoti matematiką. O mokytojas Lapėnas, lietuvių kalbos mokytojas, po išleistuvių, taigi dar beveik nepilnametė buvau, po išleistuvių pasipiršo. Ir kai kas sako, kaip tu galėjai sutikti, ir vyresnis, ir tai sako, kai mokytojas liepė, taip aš dariau ir viskas. Tai taip, kad labai gyvenimas tas klostėsi labai įdomiai. O paskui dar vienas skausmą, kurio ir dabar neužmirštu, kadangi Lapėnas, mano mokytojas, vedė mane, savo mokinę, tai jo motina pasakė, ir piemenė. Tai va toks vertinimas. Ir sakau, dabar viską, ką užmiršti, nekreipi dėmesio, o va šitą piemenė ir dabar dar kažkur tai. Čia dėl amžiaus turbūt, kad, kaip seniau sakydavo, kad jaunutė dėl to. Čia mokytas, o čia buvusi mokinė jo. Aš suprantu gal. Bet toks vardo suteikimas piemenė. Nieko nepadarysi, koks yra gyvenimas toks. Tada jau pradėjau dirbti. Ir daug metų Reškutėnuose. Tai iš pradžių mokytoja dirbot, ar nuo ko prasidėjo, nes daug veiklų labai per gyvenimą daug veikėt visko. Klasės nemažos. Taip, kad daug metų, apie 40 metų pedagoginio stažo turiu. O mokėt ir tikybą, žinau, kad mokėt, kokius dalykus? Lietuvių kalbą, aš studijavau lietuvių kalbą. Studijavot lietuvių? Aha. Ir buvau lietuvių kalbos mokytoja. Direktorium tada buvo Lapėnas, mano mokytojas. Bet jisai irgi dar palyginus jaunas iškeliavo Anapilin. Bet jūs pati direktorė buvote irgi daug metų. Taip. Pasipasakokit, nepasikuklinkit. Nežinau. 10 metų švietimo skyriaus aš nebuvau oficialiai paskirta.
Aha, Tik tai laikinai. pavaduok, tai tik po 10 metų įsakymas buvo prašytas paskirti mane direktorė. Mhm. Tai labai keistai, nu, bet darbo knygų. Tai va, kai jau pensiją reikėjo skirti žiūrėti, jie nekreipė dėmesio, ar tai pontų buvo svarbus stažas. Tik tai. Aha. Tai va, Ir mokinių daug mokėsi Rieškutėnų mokykloje. daug būdavo, iki 200. Tai Nu, matai, daug. čia ne tik Rieškutėnai Iš lankydavo, aplinkinių dar bet ir kaimų. Vaičiūkiškė, ir Rekučiai, ir Lygumai, ir Mūrmos. Vienu žodžiu, visi aplinkiniai kaimai mokėsi čia. Labai daug vaikų buvo. Nu, toks įtemptas mokytojo gyvenimas. Ir pamokos, ir užklasinė veikla. Bet kai buvo praėjo viskas, Mhm. tik prisiminimai liko. Nu taip, kaimuose gi tada daug kur buvo, dar ir atskiruose, va ir Vaičiūkiškė, ir Rekučiuose Tai buvo pradinės pradinės. Mhm. O Paskui tada jau jau- baigė pradinę. Rekučios, Mūrmos. O tada jau padarė vien tik Rieškutėnuose, turbūt, kad jau nusprendė taip, kad nebereikia jau ten tų mokyklėlių, jau bus Nu, gal viena. mažėjo skaičius. Mhm. Nu ir paskui pirmoji mokykla, tai anoj pusėje kelio ten dabar muziejus. Mhm. Bet jau netilpo tenai. Tai tada va šitą pastatą, tai čia iš Perviniškio dvarininkai tokie gyveno, tarybiniais laikais jau jų nebuvo. Tai perkelė. Ir va šitas va, biblioteka irgi yra dvarininkų namai. Va. Ar supratot? Aha. Dvare dirbo. Dvare dirba. Tai va. O lentelės kokios niekur nepakabinta. Kad dabar jau matot, renovuota jau nebėra. Nesiskaito jau. Ne? Jau turbūt jau tas. Nu ir elektros nebuvo, tada atsirado elektra. Nu ir paskiau jau, kai šitą va pastatė didžiąją mokyklą, nu mokinių daug buvo, kad tokio didelio pastatė. Tai tenai apgyvendino mokytojai. Tai ten gyveno ir mokytoja Paukštytė, ir Šapokai. Tai jie atvažiuojantys iš kažkur buvo. Nu tai apie mokytojus papasakokit, jiegi paskyrimus gaudavo, turėdavo atidirbti kaimuose, kaip ten būdavo ta tvarka Taip. santvarka, jo. Baigė studijas, Jo, gaudavo turėdavo- paskirimus, ar ne? Ir Turėdavo atidirbti kažkiek tai Nu, kaimuose. ten būti, kaip ir prievolė Aha. kažkokia. Kad jauni specialistai, tai buvo tokia tvarka. Bet daug kas ir pasilikdavo, tai gal ir Taip, Nu, Nelabai. pasilikdavo. Daugiausia visi tuos metus atbūdavo, kiek va, aš jau kai mokiausi, Mhm. tai ir išvažiuodavo. o, nieko nepadarysi, laikai keitėsi, žmonės keitėsi, o gyvenimas vis tiek rėdėjo. Ar pagal tavo skonį, ar ne? Nu, kaip buvo, taip, nieko nepadarysi. o Nieko nepadarysi. per savo gyvenimą labai daug įvairių veiklų vykdėt. O kuri jums arčiausiai dūšios būdavo? Ar taip neskirstydavot niekada? Nežinau, ką ir sakyti. Vienu žodžiu, darbas mokykloje, nu, man iš pradžių atrodė, nu, mokytojo darbas. Tai vis tiek turi ir mokyti, ir auklėti, ir bendrauti. Nu, sudėtingas darbas. Sapusiškas toks. Nu, bet ir vaikai labai skirtingi. Labai. Vieni vienokie, kiti kitokie. Ir reikėjo juos visus perprasti, ir visus mokyti, ir su visais bendrauti. Nieko nepadarysi. Rėdėjo gyvenimas ir rėdėjo. Na, paskiau kažkaip tai atėjo mintis, kad reikėtų kažką tai užfiksuoti. Ne, pirmiausiai tai va ta Rieškutėnai, čia Zidoriuko medžiaga Štai, ne? šito knygoje. Tai jisai negalėjo išleisti irgi, tai aš tada suorganizavau šitą, bet klaikus dalykas, visur reikalinga buvo pinigai. Tai jeigu, pavyzdžiui, va, net užrašiau, va,
kai leidau šitą knygą prisiminimų, irgi įdomiai labai. Kunigas tėviškiai susirgo ir prieš pat mirtį savo giminėm pasakė, kad jo visus rankraščius perduotų man. Kad aš, kodėl tai aš negaliu pasakyti. Tai tada sakau, gal ir įmyrė. Tai tada iš tų rankraščių biški, ne viską, bet atrinkau tą ir sudėjau šitą knygą. Bet išleisti tokią knygą labai daug kainuoja, žinokit. Labai daug kainuoja, keli tūkstančiai. Tai tada parapija visa, net Prunskai, kas man parinko kiek. Kaip, bet mažesnė pusė, didesnė pusė vis tiek teko man aukot. Ir išėjo šitą knygutę. O pavadinimas jos yra iš jo dienoraščio. Myliu, mylėjau, myliu ir mylėsiu. Tai čia jo žodžiai ir jo prisiminimų knyga. Ne aš sukūriau, bet jo paties. Ir viršelis taip gražiai iš rankraščių turbūt šiek tiek nufotografuotas, nes gražiai atrodo. Ir daug metų tas kunigas pas musgi buvo, kaip čia tarnavo, kunigai tarnauja, tai ir aš prisimenu. Šitas kunigas Norkūnas labai bendraujantis buvo, labai. O pas mus jisai ypatingai jis ateidavo, beveik kiekvieną dieną, ar ten per pietus, ar ten vakare. Tai įdomu tai, kad mano vyras ir kunigas Norkūnas studijavo universitete kartu lietuvių kalbą. Trečiam kurse jis paliko universitetą ir perėjo į kunigų seminariją. Ir kai buvo paskirtas čia, tai jo draugas pirmas ir buvo Lapėnas, todėl kad jie buvo nuo studijų laikų pažįstami. Tai jis ateidavo ir pasakodavo, labai nekęsdavo girtuoklių, labai nekęsdavo, kas varė tą gėrimą, samagonų vadinamą mūsų krašte. Labai. O pats negerdavo visai. Bet visokių prisiminimų pilnas. Tai su Kazimieru kalbėdavo apie studijas, dažniausiai kalbėdavo. 3 kursai, 3 metai, taigi čia ne 3 dienos, ne 3 savaitės, o 3 metai. Bet įdomiausia man tai, sako, prieš pat mirtį savo giminėm pasakė, kad viską, ką jis yra parašęs, atvežtų man į Rieškutėnus. Tai tada jau ir bandžiau leisti. Įpareigojo, taip galima sakyti. Taip, negalėjau. Nors čia ne viskas sudėta, bet atrinkau, kas man į širdį labiau tilpo. Bet jis, kūrėjas neblogas buvo. Tai šeimos neturėjo, tai gal už tai ir paliko. O aš jo žodžiais pavadinau tą knygą. Bet ten yra, nevartė dar? Dar ne. Tai pavartysit, pamatysit. Ten yra eilėraščiai ir jo tautosaka surinkta. Jisai rinko tautosaką, grupavo čia. Tas čia, mes, taip moksliškai, sakykim. Įdomus žmogus buvo labai. Bet labai girtuoklių nemėgo. Klaikiai nemėgo. Tai žmonės, žinai, jis užsipuldavo ir per pamokslus, matyt, kažką pasakydavo. Tai žmonės pyko. Atsirado tokia ir neapykantos bangelė kažkokia. Bet kai buvo, tai praėjo. Palaidotas dabar. Bet, sakau, prieš pat mirtį visą savo rankraščius liepė perduoti man. Kazimiero jau nebuvo. Jis ilgiau gyveno. Nežinau, ką jis
daugiau norėtumėt? O kaip jums kilo mintis leisti Rieškutėnų kronikas? Čia 6 dalys net 6, išleistos, ar ne? Apie Rieškutėnų kronikas papasakokit. Nors ant pirmos nėra parašyta, kad pirma. Aha. Nes negalvojot, kad bus Negalvojau, turbūt, ar kad ne? jų bus daugiau. Nu, tai ten žmonių prisiminimai apie žmonės. Nu, viskas liečia mūsų kraštą. Mhm. Viskas. O jau kai antrą, tai jau tada parašiau antrą, ali ant pirmos nėra parašyta, kad pirma. Tai 3, 4, 5, 6. Nu ir tadagi kunigo Napoleono Norkūno. Aha. Ar Rieškutėnai, tai čia Sidoriuko buvo surinkta. Čia muziejiniam. Muziejai. Muziejai. Darbo jis ir mokytojas buvęs, ir muziejų įkūrė. Ir felčeris. O, Nu, vienas žodžiu, labai Visapusiškai. platus diapazonas jo. aha. Taip, čia didieji miestai neturi tiek apie save aprašytų, kiek va, Rieškutėnai mažytis miestelis. Miestelis? Kaimas. Kaimas. Tai čia ir O čia- archeologiniai tyrinėjimai vyko daug metų. Girinikas, Algis Girinikas. Vadovavo. tie- Čia senosios baltų genties Lopšys kažkur netgi radau, kad Rieškutėnai Nu, taip, net taip, taip. 4-5 tūkstančius metų siekia. Taip, tie tie radiniai, radiniai. viskas. Čia įspūdingai visą tai skamba. Kaip Yra čia. ir Naršios muziejui kažkokie, ar ne? Tie radiniai ir šitam muziejui yra. Nu, žodžiu. Taip. Bet ar muziejus šitas Na, aš atviras? neturiu rakto dabar. Ne, bet šiaip Nu, taip. Yra. iš anksto Yra. susitarus turbūt, ar ne? Susitarus galima. Mhm. Nu, ten, nu, man gaila, kad dabar tie daivų tai neveda žmonių. Nu, tai gal, žinot, kai šalta, gal ten ką, bet vasarą, nu, kas nori, gali aplankyti. Nu ir kronikos. Visos kronikos yra bažnytinės. Aha. Muziejuje. 20 tomų. Nu, apie 21 ar 2, dabar nebeatsimenu. Na, paskiau čia buvo toks skulptorių, kaip pavadinti, Pleneras. pleneras skulptorių. Nu, tai va, nudroštas Zidoriukas, nudrošti va 3 baltiškos skulptūros, o tenai prie kelių. Nu, vienu žodžiu, kad Paliko šitą Paliko. čia dar. Mhm. nu, paskiau, aš taigi ne menininkė ir ne drožėja, va, gal reikėtų pavažiuoti prie 1000-mečio. Paminklas tam. Aha, paminklas, tai čia irgi organizavau, kai buvo švenčiamas Lietuvos 1000-metis. Taip. Tai ten pastatėm, bet ten paprasti žmonės, visas kaimas suvežė akmenis, o Pranciškus umūrijo. Nu, bet dar kiti vyrai buvo ir Valdas, ir Nu taip. Martinkėnas brolius. Nu ten, kurie ten netoli gyvena, Mhm. tai reikėjo maišyti košę lipdymui. Tada dar nie tenai prie Jodino ežero partizanų bunkeris. Aha. Nu tai to bunkerio jau nėra, senai tik tai duobė likusi. Nu man papasakojo meškiūnai, nu ten netoli gyvenantis. Paskiau ir Jakštas dar šitą man patvirtino, tai ten paminklą pastatėm. Su Juozapu jau Jakštu statėte? Taip, Aha. su Juozapu Jakštu. Jakštas ten tą paminklą kaip ir sukūrė. Ir tada buvo gražus renginys. Nu, Kaip ir atidarimas. muziejaus kažkokio tai jubiliejaus, man rodos, proga, ar ne? Taip, Mhm. žmonių suėjo nemažai, kad ir toli miške. Nu, taip, su transportu viską. Ir kunigas buvo, nu, vienu žodžiu, paminklai. Nu, kodėl Gal- atvažiuoja, aplanko ir tuos paminklus, va, vasarą, kai keliauna, kas vis tiek. Gal maršrutų nėra, rodiklių. Kažkaip mes ir patys važiavom, va tada neradom miške. Nors žinojot, bet... Žinom kur ir Aha. neradom. Dabar tie keliai truputį Aha. pakeisti, tas miškas jau Pasikeitęs. nu ir vat, Mhm. Nu, vienu žodžiu, toks saugi. Nu, paskiau va, Piliakalnis Rieškutėnų yra, va, čia irgi, tai tokį ženklą
užsakiau, nu drožė, pakabinom. Rodiklę. Ne, kad... Nu, bet sakau, Bet šiaip archeologų atrastų gi yra daug visokių vietų ir Mindaugo gynybinė siena už Riekučių. ir ten pastatėm akmenį. Didelį. Tai Valdas užrašė Pranskus. tenai, o paskui valdžia pastatė kitokį įrašą. Tai du ženklai. Ir čia pilkapinų labai daug. Čia tie archeologiniai tyrinėjimai kiek apie 30 metų gi truko. Studentų tos ekspedicijos važiavo, tas profesorius Algirdas Girininkas čia vadovavo, aš ir pati dar dirbau. Gal 6 ir 7 klasėje, tai mūsų darbas buvo šukės nuvalyti, jie ten atneša iš tų kasinėjimų, o mes turim su šepetėliais gražiai labai nuplaut. Irgi prisilietėt prie... Jo, ir tada jie jau ten vežasi į Vilnių, gal ten moksliniai tyrimai kokio amžiaus, nu tai va. Tai tų šukių ir čia muziejų yra, ir Nalšio, ir į Vilnių dalis yra išvežtų. Taip. O kas dar iš įsimintinesnių tokių muziejų iš tam eksponatų? Apie meteoritą papasakok. Apie ką? Meteoritą. Daivos nėra gal. Tai papasakot galit. Papasakokit. Nu tai ką ten pasakot, išskris, reikia konkrečiai turėti tą daiktą. Nu, vienu žodžiu, ir meteoritai. Čia pats kitai kaimo žmogus nenustatys, kas tik meteoritas ir tik koks kitoks. O čia jau labai didelį nuopelną reikėtų skirti tai Girinikui. Nu taip. Tai jisai čia ir kasinėjo, tai ir paežerėjai, ir ant Greškutėnų piliakalnio, ir va čia, kaip čia vadin, prie upelio šito. Nu, žemaitiškės pievose. Žemaitiškė, vienu žodžiu, kad labai Tai toks. čia atrastos ir gyvenvietės. Jo, ir tie amuletai, va čia ir tos skulptūros yra išdailintos pagal tuos žinių amuletus. Jos tik tai jau meniškai išdailintos, kaip nešiojo žyniai atseit tuos Tai čia amuletus. uteniškiai pastatė. Kaip pavardės jos? Židonis, o kitas koks, tai aš dabar neprisimenu. Uteniškiai, Gal užrašyta yra prie skulptūrą, ne? Nėra? mano užrašyta viskas yra. Bet dabar ten ką jau prisiminsi, jau čia prieš keletą metų, jau ne Oi, prieš prieš keletą, seniau. desėtką. Taip. Na, arba va ten Arūnas Marija Židonis. irgi pastatėm Ai, taip, iš karto. baltai nudažytą šitą. Čia Mildos. Mildos Sivickienės. Milda. Ali irgi turi ir rankas, ir protą. Ali nepadarysi. Gyvenimas rėda ir savo naujas sąlygas pateikia. Dar teko skaityti, kad jūs buvot muziejaus naktų pradininkė. Kaip? Muziejaus naktų pradininkė, kad buvot. Nu, čia buvo toks renginys pas jūs, kaip čia atsirado gal Lietuvoje ta visuotinė akcija, kad muziejai nakties šviesoje. Ir prisimenu, gi tada kažkokį tai darėt veiklą, kažkokį renginį, kad jau naktį ten veikė tie muziejai ir pas mus gi tada vyko. Ar ten filmą Viskas praėjo. Nori išsaugot, va, įrašysim ir kad kiti va, žinotų, kaip čia nuo ko viskas ir prasidėjo. Rūpi. Nu taip, Ai, tada prisimenu, gyvyko, prisimenat, gal ir projektinis buvo kartu, kad dailės pleneras, čia šito krašto vaikai ir ne tik, kurie tada ir skulptūros atsirado. Ir tada ir piešė, ir čia tas žymės vietas, vyko paroda. Taigi, va čia va buvo, va prie, yra aukuro akmuo. Nerodytas dangutė? Ne, tai mes nebuvom kieme. Taigi tą aukurą įsivežė gal jakštas? Nu, tai jisai ten, gal ąžuolas buvo kažkoks, kad jisai pradėjo iš vidaus, nu kažkas... Ai, skulptūra Vaidylos, va čia va Taip, buvo senasis didelė, Vaidila. nu kiek, virš 3 metrų. Nu, toks.
Tai įsivežė. O va čia prie šito tako buvo šviesa. Tai mokyklos simbolis. Nu, bet irgi jau tos skulptūros, matyt, reikia restauruoti, jisai Na, dabar išsivežė pasirestauravo irgi. Oro namuose. sąlygos veikia labai Atgal turbūt. negražino. Nu, ten savo kiemelį jisai pasitvarkė, yra tos skulptūros. Jūs buvot kada nors pasiekštę? Irgi suplanavę va, susitikimą pavasarį jau, kai kiek sužaliuos labiau, tai turi ką papasakoti irgi Tenai sakė. yra kas papasakot, bet yra ką pamatyti. Mhm. Labai turtingas. Sakau, ta koplyčia dabar Mhm. pastatyta jo, tai ten buvo jų ūkinis pastatas. Ir kada prasidėjo sąjūdis, o Jakštas buvo lyderis Taip, taip. sąjūdžio, tai kažkas naktį padegė ir turėjo matyti viltį, kad sudegs viskas. Mhm. Bet vėjas susisuko ir sudegė tik tai tas pastatas, o namai liko. Mhm. Siaubas. Aš sakau, tų prisiminimų aš Bet ir jūs ten gal dalyvavot sąjūdį ar Sąjūdžio veiklo ir važiavot visi. tai. papasakokit apie Baltijos sąjūdį, kely nes vis tiek buvau. čia labai svarbu. Baltijos kely buvau, stovėjau, visigi ten susikibę rankom. Algis ėjo ne tik tai Lietuvoje, bet Taip. ir Latvijoje. Ir Estijoje. Nu nežinau, man tai dabar širdis skauda, kad žmonės kažkaip tai persiorientavo į materialų pasaulį, į gyvenimą. Ir tos va mintis, kur vedė prie šviesos, liktai sumažėjo. Labai gaila, labai. Patį sąjūdį norėtųsi daugiau, va, kad papasakotumėt, kaip ten pats Jakštas suburdavo jūs, ar kaip čia. Taip, Sąjūdžio vadovas Jakštas buvo Švenčionių. Švenčionių. Tai dideliam kompanijom, kaip ten buvo, važiavot ar. Nu, matai, aš mašinos, kai neturėjau, tai mane paklausdavo, ar aš galiu važiuoti, ar važiuosiu, tai paimdavo. Ir atgal atveždavo. O Jakštas jau turėjo mašiną. Tai ir su tautiniam dainom kokiam gal, ne? Ar kaip jūs ten. Taip. Tai ir pradėdavo su daina, ir užbaigdavo himnu. Lietuva tėvynė mūsų. Ir tą paminklą Švenčionyse pastatė Jakštas sąjūdžio garbei. Mhm. Žinot? Nu, va čia kur. Ant kryžkelės šitos. Švenčionys į pabaigą ir tada posūkis link Būsų. Ne, ar link Švenčionėlio, o Dieve, aš jau irgi. Ignalina. Ten koplyčia tai jūs turite? Aha, koplyčia. Ai, tai jisai kažkaip padėjo ten, kad ta koplyčia būtų, nu, kažkokiais tai dokumentaliai jisai kažką tai ten prisidėjo, kad jinai būtų. Jo ir ant kalno, kur Ignalina skulptūros ten yra. Jakšto. Nu, Yra. gyvenimas rėdėjo. Nieko nepadarys ir gal nepriklausomos Lietuvos nebūtų buvę, jeigu nebūtų to sujudimo. Vat, be žmonių, be užsidegimo šito nieko ir nebūtų. Tai apie mokytojų dar kolektyvą gal papasakokit. Apie Rieškutėną? Nu, taip, kur dirbat? Ar draugiškas kolektyvas buvo? Draugiškas. Gerai, sutarė. Nu ir truputį keitėsi, bet pagrindė tai liko mokytoja, kurie, nu, kai mokinių daug, klasių daug, į pradinės klasės, iš pradžių buvo daug, tai buvo tik tai sujungta 1, 2, 3, 4. Tada 5, 6, 7, 8, paskui atsirado 9. Nu, čia vis rekonstravosi. Kai aš mokiausi, tai mūsų klasė buvo 17 mokinių. Va. Kitose 14, 15, vis tiek nemažai, Taip. dabar jau miestelio mokyklose, klasėse panašiai. Na tai va, tai mūsų nebuvo jungtinė klasė niekada, mes visada nuo pirmos buvom vieni tik tai. Mums nereikėjo ten klausyti,
ką kitiem vaikams sako, jum taip, jum Mhm. kitaip. Mes jau viena. Ir tos klasės viena klasė, kaip dabar ABC dideliuose miestuose, tai po vieną klasę buvo tos, nu, ten pirma, Taip, antra. po vieną Mhm. klasę. 17, 15 vaikų. Nemaža vis tiek kaip. O paskui mokinių skaičius mažėjo. Nu ir gyveno čia bendrabutį vaikai, kadangi iš Beržijos ar iš kur iš Vienkiemių, tai jau būdavo bendrabutį apgyvendinti. Tai darbo dienom, pamokų dienom. Ir nuo O jau kelintos šeštadienį, klasės. sekmadienį, ne. Nu taip, jau eidavau namo. Man rodos, šeštadienį mes mokydavomės, sekmadienis taip. tik vienas buvo. Sekmadienį. Nu Bet tai nuo kelintos klasės, va taip atskirai nuo tėvų vaikai, nuo pirmos klasės būdavo? nu, aš vyresni? neatsimenu, o gal ir buvo jau antrokai, kad kažkaip tai Jau čia bendrabutį. Ar- ne? bendrabutį. Paskiau čia pasistatė namai didesni, mokinių daugiau. Va čia buvo virtuvė, vyrėjas. Tai buvo vyrėjos ir maitinimas, ir bendrabučio vaikam, ir Ir Elena. visiems, Nu ir visi. Ir mokytoja mane? nu priešpiečiai. Aha. A bendrabutį tai Elena Kazakiūnienė prižiūrėjo vaikus, įbūdėjo prie jų. Ir dar Kazakevičienė, Janė, tai prisimenu. Ir aš vieną mėnesį gyvenau, ar ten skaičiaus reikėjo, ar ko. Ale tik vieną mėnesį, daugiau ne. Tai skaitydavo pasakas vakarais, o tam kambarį 17 ar 15 vaikų lovose. Nu, Oho. taip buvo. Nu, taip, Tik ir išbandymas vaikam. taip, taip. Ne visi taip gali. Nu, kažkada ten mokykla buvo, va ir čia. Mhm. Čia kampinis langas, kur žiūrėjai mus, tai čia mokytojo kambarys buvo. Mhm. Viskas pasikeitė. Deja. Tai jūs pradžioje lietuvių kalbą mokėt, o paskui ir tikybą etiką mokėt? Ar čia kažką supainiojau? Taip, taip. Taip ir dar jau paskutiniais metais tai ir tikyba. Mhm. Nu čia jau kai prasidėjo šitie visi sąjūdis, tada leido jau mokyklose tikybą tą visą ir gal pastudijavot kažkiek. A taipgi anksčiau tai ta tikyba uždraustagi buvo mokyklose. Bažnyčia atseit, nu jau juodinama tokia, kad čia. Taigi, Tumėnas, jūs nežinot, kas tai per žmogus? Žinau, Švietimo šiek tiek. skyriaus vedėjas. Aha. Jisai man paskambino tarybiniais laikais ir sako, Lapėnienė, žinai ką, kad tu į bažnyčią neik. Ašgi gyvenu greta bažnyčios, tai aš kas tai man. Ašgi labai religingo šeimoje augau. Neik, tave skundžia. Galite įsivaizduoti. Mhm. Tai Tumėnas. O paskui jisai sąjūdžio buvo vadas rajone su Jakšto būdu. Tai ir nėjo tada, kai Nu, kai jis pasakė? įspėjo ir nejau, tai tada sėdžiu gonkė arba kambarį pro langą mišių metu ir meldžiuosi. Atlaikai, ne, va prie pat bažnyčiai ir negali Nu. nueiti, ne, žmogus. Prie Nu pat- tai nu, tada- bažnyčios, aš tai dabar galvoju, kaip jos įsilaikė, taigi buvo toks, kaip sakyti, laikas, kad nu lyg tai neleido ten to tikėjimo. O mano mama dirbo bibliotekoje ir reikėjo propaguoti šitą ateizmą. Nu tai ten surikiuota knygos, gal net parodėlės, ateistinė tema. Ir tavo, kur kalbėjome apie kunigą Napoleoną Norkūną, jis ateidavo. Nu, ir vieną kartą aš buvau, atsimenu ten, kur sudėta ta literatūra, tai jis ištraukė šitas knygas ateistinės. Ir kur tai jis sugrūda už kitų knygų, kad jų, nu, nebūtų. Jisgi kunigas, jam Ant reikia. dūšios jam sunku ir šiaip Tai- vis tiek. Nu, ten dar pakalbėjo kažką, prisimenu su mama, nu, išėjo. A tada mama šitas knygas iškrapštė, atgal padėjo. Nu, Nes tokia mamai buvo kliūtų, santvarka. mamai kliūtų Nu, tada jau. Iš vienos pusės kunigas, a iš kitos pusės reikia, kad būtų marksizmas, leninizmas. Mhm. Atsimenu, paroda marksizmas brūkšnelis, leninizmas. Nu ir tai buvo visur, ne tik pas mus. Mhm. Arba man studijuoti. Jau atėjus nepriklausomybei, tai kunigas Lauriūnas, Mhm. kad aš eičiau studijuoti kunigų seminariją. Nu ir neakivaizdiniu būdu, bet ten reikėdavo savaitgaliais tik tai.
Čia važiuoti į Vilnių. Vytauto didžiojo universitete jūs Tik- studijavote, ne? Katalikų Tikyba. teologijos fakultete, ne? Va, Taip. buvau radusi, kad, sako, gal metų nelabai gražu skaičiuot, bet būdama 60 studijavot dar, Nu, paragino man, tai šaunu. sakė, kad aš tinku šitam reikalui. Taip, ir vaikų dar buvo Mhm. mokykla, dar veikė, viską Nu, reikėjo jo, mokytojų. Taip. Tai kol veikia mokykla, tol ir buvot mokytoja, ar ne? Visą laiką. Nu ir važiuodavau čiagi autobusu į Švenčionėlius arba pešiom Pakretonen į traukinį ir į Vilnių. O tai kiek iki Pakretonės pėsčiom? Nu, reikia eiti valandą beveik laiko, čia Oho. gaunas kokie 5 kilometrai. Taip, tai čia daug kas eidavo iki to traukinio. Daug kas eidavo. Nebūdavo Ir taip kas- suderinta tie autobusai, o ten iki traukinio nueini ir važiuoji. Nu, gyvenimas buvo labai pilnas, labai. Dabar tik tai tinginiauju. Ir tai neseniai turbūt tik tai, ne? Pradėjot, kaip sako, Neseniai. tinginiaut. Kiek čia tų metų? Nu, kokie 3? Ir taip, bet dalyvaujat gi veiklose, va, ir taip, ir bibliotekoje, Ir va, renginiuose bibliotekoje, visuose, matau, va, renginiuose kiekvienoje visur. nuotraukoje Taip. šaunuolė. Nu, va, čia tikrai- labai gerą renginį organizavo Dangutė apie knygnešius. Aha, Čia paskutinis. Nu, bibliotekos mums čia aktualu. taip. Knygnešystė šita vis tiek buvo istorija tokia Lietuvoje. Kitose Taip. valstybėse nebuvo. Paslapčia, Taip. ar žmonės aukojosi, Labai rizikavo. aukodavo Nu, tai va, save. ir muziejuje daug yra knygnešystės laikų tų ir laikraščiai yra. A, pas mus kažkur ten visi yra. Mhm. Tai ir smagu, va, ir renginiuose nemažai žmonių pas jūs susirenka. Susirenka. Nu, kiek čia bibliotekoje gali tilpti, bet tiek, kiek galim, kiek šitą. Tai yra kur išeiti. Nu, ne. Dar iš tokių įdomesnių, čia prieš susitinkant skaičiau, tai su Igno Šeiniaus anūku teko bendrauti jum, ar ne? Ir vis Šeinius buvo atvažiavęs kažkaip netyčia užklydęs buvo ir graži draugystė tarp jūsų Labai. buvo. Tai labai Bet sudomino šitas. Kai važiuosim, galėsim sustoti prie manęs, tai kurią čia dieną aš viską krausiu, gal reikėtų kažką prašyti. Tai ir dovanos, ir laiškai Šeiniaus, ir nu, vienu žodžiu, parodysiu. Gerai? Gerai, tai jis čia atsitiktinai kažkaip, tai, kiek teko skaityti, užklydo. Ar O ne? tai kas jums pasakė? Buvau straipsnį radusi, dabar jau net neprisimenu, bet buvo vietinėje rajoninėje spaudoje, kad vat, tai norėtųsi, kad daugiau papasakotumėt, nes Nu, labai bendrystė ar draugystė, nežinau kaip ją įvardinti. Labai įdomi. Tai ir laiškus gaudavau, ir ką tik tai įspausdino, vienas egzempliorius man atvažiuodavo. Labai, labai geri žmonės, tiesiog aš nežinau, retai kada šitai būna. Tai va, kai važiuosim namo, sustosim, aš parodysiu. Ne muziejui, pas ne jūs. pas Dangutę, pas mane namie. Gerai. Jisai kur Stokholme gyveno. Stokholme. Jisai kaip pabėgo nuo tarybinės valdžios, nes jam grėsė kalėjimas, Sibiras. Tai jis aprašo, viskas yra aprašyta. Tai sakau, va, kada nors reikėtų gal kokį pristatymą daryti. Nuo to ir to gyvenimo, dabar jaunimas nežino nieko. Nu taip, jis taigi ne Lietuvoje gyveno, tai tiesiog iš kur ir žinot, nėra Bet labai jis- publikuojama. Rašytojas ir vis, ar nu, tas anūkas Igno Ignas. Šeiniaus. Ir vis Šeinius irgi rašytojas jisai. Anūkas. Nu, Išleidęs jo. Ir leido, kaip sakant, šeima. Mhm. Ir apie Rieškutėnus yra eilėraštis jo sukurtas. Taip sukurtas eilėraštis apie Rieškutėnus. Lietuviškom raidėm parašytas, nu bet Tik tai aišku, klaidų, kai kur tokių jisai labai gerai nežino lietuvių Bet vis kalbos. tiek smagu, va, kad Bet supranti mintis. Tai ir man rašydavo tai lietuviškai, ne švediškai.
Nu, taip, tokiam spausdintiniam raidėm. Nerašytiniam, Aha. spausdintiniam. Rieškutėnai yra eilėraštis. Taip, žinojau, kad buvo, kažkaip tai prasideda, nežinojau kur, o dabar esu čia, Rieškutėnai. Jisai taip, nu va, kad Aha. kaip ir Lietuvos kažkokią dalį, gal jisai turėjo omeny, kaip tą muziejų vis tiek aplankė, turbūt jam asocijavo su ta, praeitim, tėvo, senelio. A jisai bėgo, nes kai atėjo tarybų valdžia, jam būtų buvęs kalėjimas, Sibiras, tai jis tada, slapčia, Mhm. ten sukūrė šeimą. Bet vis tiek va širdis Taip, prie šaknų, kaip sako. va, tokie žodžiai yra. Taip. Reikėtų gal pristatymą kokį padaryti, Nu, kažkokį galima popietį ar kažkokį. nes aš jau dabar neturiu kur. Ką darysi, Dangutė? Nieko nepadarysi. Dar ir dar apie gal Izidoriaus Kazakevičiaus darbus, kiek žinau, irgi tęsėte jo darbus ir kartu esate išleidę. Ne, kartu dirbė kolektyve Aha. kaip mokytojas, o šiaip įkūrėjas muziejus Izidorius. Taip, Kazakevičius. pradininkas Taip, jisai. jisai rinko iš žmonių ir važiuodavo visur ir kas įdomiausia, tai su dviračiu. Jisai su dviračiu apvažiavo daug, nu ir toli, ir kažkokį eksponatą, kur sužinote, kaip anksčiaugi žinot. Ir sumokėdavo už tą eksponatą, gal kas ir padovanodavo, bet daugiausiai reikėdavo jį kažkaip išviliot, kad tą muziejų čia atvežt. Nu, tai va, tokia pradžia. Kartu ir mokykla. Buvo tas muziejus kaip prie mokyklos, ar ne? Kažkoks Taip. kraštotyrinis, prisimenu. Ir mesgi dar nešdavom, ką turim namuose ten. Į tą muziejų buities rakandus, vaikai kažkokius leidinius. Tai va, Paskui mokykla užsidarė, liko muziejus. Mhm. taip. Nu ir va tada Viktorija jau muziejui dirbo. Nu, kai Sidoriuką išlydėjo Manapilin, aš dar ten važiavau, gal kokį paskir žmogų ar ką, bet nieko nepadarysi. Tai ir mokytojavot, ir muziejui dirbot tuo pat metu. Taip, po to jau mokykla buvo tik pradinė palikta, jau jūs, kai dirbot muziejui, tai buvo tik tai kaip muziejininkė, kaip ir istorijos specialistė. Taip, kažkiek. Muziejų gal ir panašiai 10 metų ar daugiau dirbot? Dar daugiau? Daugiau? Daugiau. Tai irgi teko ir ekskursijas vesti, ir projektuose dalyvauti, ir paminklai pastatyti šiam krašte, ir knygos išleistos. Taip, Taip. bet man tai, sakau, tokios mintis, va, partizanų bunkeris. Tuos partizanus tada daugiau kažką galit papasakoti. Tai yra prisiminimus kažkur biškutė. Tenai man Meškiūnienė pasakojo, a Meškiūnienė gyvena ten prie Jodyno. Tai tenai ateidavo šiltos arbatos pagerti partizanai. Ir dabar jau Meškiūnienė mirus, jos dukra tik Laima, rodos. Tai jinai kartais, kada atvažiuoja, Vilniuje gyvena, bet kada atvažiuoja, ateina bažnyčion, tai dar užeina pas mane vis, jai rūpi irgi. Nes motina buvo kaip ir vyrėja partizanų šitų, maitintoja. Ten miško pakrašty. Aš žinau dabar kelią. Jeigu tik tai kelias ten blogas, nelabai privažiuosi. Dabar dar po žiemos gal nelabai ir privažiuojamas būtų. Tai vienoje iš Rieškutėnų kronikų yra išsaugoti tie prisiminimai apie partizanus, ar ne? Taip, Užrašyta yra. viskas. Tai kiek jūsų iš viso knygų čia išleista, jau Nežinau. pametėt skaičių? Skaičiuokit. Nu, kiek. Tai Kronikos 6 dalys, Rieškutėnai ten pati pirma, kur
Izidoriaus medžiaga surinkta kraštotyrinė kunigo, nu tai va žiūrėkit, 8, 9, 10. Nu, Ir čia, Ir bendrautorystė. bendraautorinės dar 4, Taip. ne? Tai Ir va, Tikrai. mokytojų leisk tau nusilenkti apie mokytojų kolektyvą prisiminimą. tai ne, čia kai organizavom tą šventę, tai aš tada mokytam jau mokyklą uždarytą prisiminimus, kad parašytų. Tai ir Ulevičienė parašė, ir Nijolė parašė. Nu taip, kurie Nu, vienu žodžiu, kurie dirbo, tie parašė. Mokytoja Paukštytė dabar Ignalinos, o ne Ignalinoje gyvena. Jeigu norėtumėt, galėtumėm nuvažiuoti palaikot ryšį gal dar, ar ne? telefonu. Aha. Aš jau vaikščiot su kojom nelabai galiu. Tai va nesenai Jadzytė skambino. Jos Paukštytė iš Antaksnės kilusi ir dabar gyvena Ignalinoje. Kalantienė, bet vyras miręs, jau viena gyvena. Bet sakau, va, ir Šapaukienė, ir ta paskambino mokytoja, kuri dirbo. Nu, Ulevičienė tai labai artimai. Buvo atvažiavus su vyru ir vaikų jie neturėjo, nu, nežinau, nu, kažkos tai buvo. Tai įsidukrino iš vaikų namų Kaip gražu. dukrytę, Jurgitą. A dabar jau jinai studentė. Nu, bet prisirišus, tai sakau, kitas galvo neimtų, nesukto, įsidukrino. Ir gerai padarė. Tai pažįstu ir tą Jurgitę, ir Stasiuką. Visus. Neužmiršta va kai kurie tai kažkur dingo, išvažiavo, gal jau ir gyvų nėra, nežinau. Bet kai kurie palaiko ryšį. Tenai. Nu, mūsų krašto mokytojai, va, kurie čia dirbo, ir jūsų vyras Kazimieras, ir Zofija Martinkėnienė, Tai yra ir čia knygose. Ona Kajėnienė palaidota Vareškutėnų kapinaitėse, mokytojavę mokytojai. Ir Izidorius Kazakevičius Reškutėnų kapinaitėse. Ir dar jūsų vyro, kaip ten mama, irgi mokytoja. Pirmoji lietuviškos mokyklos, nu, Kazimiera Kurpytė. Kurpytė. Nu, va, matot. Na, kiek. Istorija. Mhm. Smagu, kad tiek daug užrašyt pavyko. Užrašyta jo, čiagi ir prisiminimai, ir istorijos, ir Vertingų, sakau, va, dideli miestai tiek neturi, kiek jau jūs apie Reškutėnus parašėt viską. ir gyrininko to Algirdo profesoriaus. Irgi daug yra išleista mokslinių leidinių apie Kieno? Algirdo gyrininko. Ai, Gyrniko. Archeologijagi ten tie kaip gal enciklopediniai leidiniai, nežinom, kažkuriam tome yra labai labai daug. Nu, tiesiog moksliškai aprašyta tie visi tyrinėjimai, visi tie tais jų visais terminais archeologiniais, kaip ten kur kas atrasta, kur kas atkasta. Tai Gyrnikas, kai čia kasidėjimus darė, tai gyveno pas mus, ar nepirkioja klonė, ar tas klonas sugriuvo. Tai gyrininkas kažkurioj, tai nežinau, žodžiu buvo, nu toks, nu paskaita, sakykime, konferencija, aš nežinau net kur jinai vyko, neatsimenu, tikrai ne Reškutėnuose, tai jisai labai gražiai prisiminė Reškutėnus, kaip su ekspedicija atvažiavo ir reikėjo kažkur nakvot ir žodžiu, nugi su studentais, tada atvažiavo pas jūs į mokyklą, o jūs leidot nakvot muziejui. Juos, tuos Taip. visus studentus, nu, kur, kaip muziejui, ten buvo bendrabutis vaikų. Ir buvo lovos, ir vienu žodžiu sako, ten lovos baltai paklotos, patalinė balta, o mes purvini visi iš tų tyrinėjimų. Taip, Bet va, įsiminė žmogui, Taip. daug keliavęs vis tiek, bet... taip. Nu, tai čia buvo mokykla, čia buvo bendrabutis vaikų lovos, o jie juos ten leido, jie taip. Nu, daug svečių dar, sakau, vasarą priimdavo ir klojime, Taip, mėgodavo taip. su vaikais. Dabar sugriuvo klonas.
Nu, tai per įsiminimų irgi klonas daug atsimena, Na, kad jis sugriuvo. Daug. visko matęs, ne? Taigi dar koks rašytojas atsimeni? Na, koks rašytojas. Nu va, nesakysiu. Pasakykit man. Klorimino krūvą? Na, Tai apie Maruką jūs gal kalbėjote? Kaip? Apie Maruką kalbėjote? tai Marukas mažiau, bet kitas iš B raidės, Baltrūnas? Valdrūnas. Mhm. Tai da yra apsakymas kažkurio Tomė Viktutė. Mhm. Taip. Taip. A, tai čia apie jūs? Mhm. Bet sakau, dabar labai užsimirštau. Tokia jau galva netykus labai. Daug ir informacijos šitiek. Taip, viską atsimenu, visas datas, visus įvykius va užfiksuota knygose, kronikose ir galima paskaityti. Liepos 13 jau bus. Jubiliejus. Taip. Gražus jubiliejus bus, taip. Net mano nei brolis, nei mama, nei tėtis taip ilgai negyveno. Nu, tai Na, čia kaip kai kam kurie, skirta. tai kaip kam skirti. Adomas, tai jisai ilgiausiai gyveno Adomas, iš 3 brolių. Brolis jūsų Adomas. Antras Albertas, tai Vokietijoje. Vokietijoje, nu, ten kaip rusai, taip ir vokiečiai veždavo jaunimą darbams ten kažkur Vokietijon. Tai Albertas Vokietijoje. Ali paskiau tas brolis, aš nežinau, iš kur jis uždirbo tiek daug pinigų ir dabar negaliu suprasti. Tai iš Vokietijos brolio nematėm, bet jis mums persiuntė broliui Adomui, seseriai Marytei ir man po mašiną. O, Po mašiną, galite įsivaizduoti. Dar nesibaigė, ten buvo kažkokia parduotuvė, aš nežinau, kad užsieninė kažkokia parduotuvė, kad ten jo buvo išpirkti mums daiktai. Nu, ten su čekiais kažkaip galima buvo pasiimti daiktus, ne pinigais. Tai- Tada anksčiau, kai palikimai ateidavo iš užsienio. Tai va, ir dabar mano namuose kambarį didžiajam po stalu didelis kilimas yra irgi brolio. Aš nežinau, gerumas nesvietinas buvo Alberto. Sakau, pirmą padovanojo visiems mums 3 po mašinai, o paskui ir dar visokių daiktelių. Tai ir sakau, jeigu tas kilimas negulėtų dabar kambarį po stalu, tai gal jau užsimirštų. O dabar, nu kaip špargalka kokia primena, kad va čia Alberto, čia Alberto. Nu, bet jo gerumas, nu, tik tai labai gaila, kad iš šeimos neturėjo. Tai arba jis vokietkos nedraugavo, o lietuvių gal nebuvo, nu, negaliu pasakyti šito. Bet šeimos neturėjo, bet sakau, iš pradžių po mašinai atsiuntė, o paskui va visokių tenai užsieninė kažkokia parduotuvė buvo ir ten mums galima buvo pasirinkti nemokamai. Nežinau, sakau, koks sudėtingas gyvenimas. Siaubingai. Tai palaukit, Adomas buvo medžio meistras. Tai ir tėvas buvo, ir Adomas. Nu, tai va apie bažnyčią papasakokit. O, ne viską atsimenu. Kaip jis Aš švenčionėliuose anksčiau prie šitos dabartinės bažnyčios, ten už nugaros buvo medinė bažnytėlė. Jis dar stovėjo, paskui kažkodėl išardėjo. Tai ją tvarkė tėvas mano. O kai pastatė šitą, nu, dar statė, tai mano brolis Adomas, jis buvo, nu, stalius. Tai visus medinius darbus dabartiniai bažnyčiai yra padaryta mano brolio Adomo. Gražu. Nu, aš tai nestalius. Jūs kitais darbais visi va kažko pasižymėjot. Ir Adomo dukra, vagi Kristutė, irgi turi tą, gal paveldėjo, kad jinai dirba
Irgi su su medžiu? staklytėm, su O. medžiu. Va čia bibliotekoje yra, matot, viršui skulptūra pelėda šita. Virš, Ai, va, aha. Tai čia jos dovana. Krislutė. Gražu. Jinai kažkaip tą medį nupoliuoja, nušlifuoja, kaip jinai kokia, nu, ta technologija. Aha, labai Ir gražiai. paroda jos buvo labai gražus, tokie smulkus darbeliai, aišku, jinai jau nedaro tokių didelių kaip Adomas. Nuotraukas turi? Turiu. Aha. Ir Ačiū. buvo čia parodėlė, tai druskinės, tai papuošalai, tai kažkokios apyrankės labai gražios. Moteriškesni jau Jo, tokie. smulkučiai, Aha. Bet jinai dirba dar su tom kažkokiam tai ten dirbtuvėliai tada, va, kai buvom. Tai čia sako Adomo dirbtuvėlė ir ten visokie ruošiniai, gal dar tie seni. Nu, jinai gal ten kažką paima, kažką panaudoja, bet iš skirtingų medžių stengiasi. Mhm. Ar kur keliauna, ar išvyksta, tai visokių skirtingų medžių parsiveža. Tai ten kažkokia kareliška pušis, tai ir čia Lietuvoje, tai vyšnė, tai ąžuolas, tai vienu žodžiu. Kaip gražiai viskas. Vienu žodžiu, tamdame aš gimiau. Ir vietą, žinau, kurioje vietoje ten tokia stovėjo lova ir mama ten mane pagimdė. Čia Nu, švenčionėliuose, kur, ne? Nu, Tai dabar ten gyvena dar kažkas? Tai ta neaišku? Kristutė va Adomo. Tai jinai tik tai gyvena Da, Vilniuje, Terečia tik tai gaunasi, ne? vasarą atvažiuoja. Tai brolio dukra. Taip, Mhm. taip, taip. Kita dukra tai švenčionėliuose atskirai gyvena, namus savo jau pasistatė, šeimą turi. Vaidilutė, mano krikštė duktė, Va. ašgi labai domėjausi tautosaką, tai kai gimė, tai brolis sako, tu išrink vardą ir pakrikštysi. O, kaip. Tai Vaidilutė. Mhm. Jinai dabar Vidutė vadina. Vaidilutė jai negražu. Persivadino. Nu, tai Vaidilutė, Vidutė matematikos mokytoja buvo pas mus Taip. Rieškutėnuose. A paskui jinai jau dabar užtarnautam poilsį. Nu, tai turi labai tokių pomėgių. Ir mezga, ir kryžiukus siuvinėja. Bet tas jos siuvinėjimas labai labai smulkus. Aš buvau bibliotekoje jos parodą parsivežus. Tai, nu, tikrai, kaip matematikės, tokių jau tikslumų tie darbai padaryti, tokie gražūs. Jinai ten įrėmintus tik tai davė, bet sakė, turiu dar labai daug, nu, nesutvarkytų, žodžiu, va. Tokie Matematika. kūrybingi. Visi kūrybingi, darbštus ir... Taip, taip. Nu, čia irgi buvusi Jarmalytė. Dabar Martinkėnienė. Pasikeitė. Bet vadina Vidutė, Vaidilutė nevadina. Bet dokumentuose. Čia dar berods vienoje iš Rieškutėnų kronikų buvau radusi tokią mintį jūsų, jeigu norit pajausti senovės lietuvio aukštaičio būdą ir pajausti jo dvasią, keliaukit į Rieškutėnus. Taip gražiai nuskambėjo, užsirašiau, sakau, taip kažkaip tai. Nu, tai va, į muziejų įžengus ir jaučias ta gal dvasia, tie visi radiniai, tie buities rakandai, nuotraukos, tiesiog gal ir yra tokie. Ką darysi? Gyvenimas rieda, nesustoja. A dabar jau man amžius. Gyvenimas. Taip, Gyvenimas yra gyvenimas. tada mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turim jūs Viktoriją Rieškutėnuose. Tokį bagažą knygų mums paliekat gražų, visų žinių, istorijų, juk užrašyta istorija lieka, o neužrašyta jinai išnyksta. Tai va, tikrai, Nu, prisiminimų daug yra. taip, žmonių prisiminimai ir kraštotyros darbų muziejų dar yra, nu žodžiu, čia šitam krašte kažkaip tai rinkta ta medžiaga, archeologiniai tyrinėjimai vykę, nu kaip sakyti. Su laiku viskas keičiasi, bet va tai, kas užrašyta, Taip, vis tiek ir ateities kartoms tikrai įdomu, kaip viskas buvo ir kaip buvo, kaip labai kaip vertinga ir pasikeitė. brangus dalykai čia tikrai. Daug darbo įdėta jūsų. Na, aš Rieškutėnuose piemenė buvau. nu, tai išaugot iš piemenės į didį žmogų. Tikrai.
gali didžiuotis dabar visi, kas Koks čia pasididžiavimas. kuklinatės, bet iš tikrųjų čia